Daugiau nei 17 dienų gyvenau paslaptyje, slėpiausi kiaušinėje vienas savo pasaulyje. Ir dabar aš esu putpeliukas ir tai mano istorija. Trečia diena iš putpeliukų gyvenimo, inkubatorių jau galutinai stabdau. Iš panakties 4 dar putpeliukus pernešėm į šildyklą ir dar buvo tokių porą prasimušusių, bet jiem ar jėgų ar ko trūko išsilupt, tačiau dar biškį pralupau, kaip sakant, kad jie iškristų iš kiaušinio ir daviau valandėlę pradžiūt. Ir viskas, dabar išnešiau į šildyklą ir tikrai su perinimu baigiu, nes nelabai jau kas ir yra čia, kad būtų kažkokie cipsintis ir panašiai. Čia yra vienas buvęs išsiryt, bandė rystis, bet taip jisai matyti vienas iš pirmųjų ir pastrigo, tai ir negyvas, snapelis tik išlindęs. Tai ir skaičiuokim, kiek čia liko kiaušinių tokių. 1, 2, 3, 9, 10, 54. Tai dar kokių panašiai 5 gal buvau prametęs, kur jau ir perinimo eigoj pastebėjau, kad pratrūko ir tiesiog tušti buvo. Tai, žodžiu, grubiai tariant, kokių 60 kiaušų gavosi, neverstų, neįsiperėjusių ir panašiai. Tai aš dėjau 103, 103, keli, kaip sakant, išsirytę invalitukai, tai grubiai tariant, apie 100 putpeliukų gaunas. Tai, kaip čia pasakius, būdavo ir geresnių rezultatų, būdavo iš tokio pakrauto inkubatoriaus 120 įsiryta. Tai sakyčiau, čiučiut trūksta visgi iš tikrųjų, bet, kaip yra, taip yra. Bet nėra kažkoks ir tragiškas variantas, kai sudedi daug kiaušinių, įsirita tik keli. Tai skaitau, palygint liuks, vis tiek viskas puiku. Aišku, reikia iškart po perinimo susitvarkyti inkubatorių, kad kitam kartu jisai būtų švarus, nereikėtų, kaip sakant, užpelyjusių, visokių užpūvusių, ten dulkių, šiukšlių valyti. Todėl įsivalom, kol viskas šviežiai. Tai kaip matom, baisiai nėra kažkaip apdulkėjęs ar dar kas. Aišku, yra tų, kaip sakant, plunksnų mažų mikrodalelių, kai rytas, aišku, tokių smulkmenų, bet visumo inkubatorius pakankamai dar gerai neužsiteršęs, tai praeisiu su siurbliu, iškart prasirinksiu dulkės visokias ir tada, aišku, su drėgnu skuduru įsivalysiu vačinai ir viskas. Tai, manau, šonų tikrai tiek neberdysiu, viršų nusiėmiau, prieimas čia yra, prasieinu, prasisiurbiu, prasivalau su drėgnu skudurėliu ir viskas. Inkubatorių baigiame išsivalyti, kaip sakant, prasisiurbė, su drėgnu skuduru visur diduma išsivalė, padėtis visai nebloga. Dabar duosiu biškį pradžiut, tada vėl užmetu viršų, susuku, gal jungsiu biškį, kad prasipūstų, prasidžiavintų, kad drėgmė išeit. Atsinešiu vėl prisismulkinęs papildomai kombikormo, nes kaip ir minėjau, tas yra biškį per stambus, tai su kavamalė pasismulkinu, tai tokį indelį praktiškai bandysim dabar užpildyti indelius, nes jau į pabaigą baigia suvalgyti tas, kas yra viduje. Aš darau biškį taip, indeliai platus, supilt nepatogu tiesiai, tai biškį gražiai čia, šudukus biškį iškratom ir dabar taip. Opa. Va, likutė gražiai čia ir dabar iš vieną sloiniką perpilsim į kitą. Padarysim panašiai, kad būtų vienodai per abu. Ir dabar dedam tą maitintuvę. Op, ir labai geras daiktas. Matot, iškart biškį ir pribirėjo jau kombikormą. Ir čia lesa po biškį byra kombikormas. Tai labai geras maitintuvės tokios. Tai vieną iškart čia padėsiu kur nors. Kitą
Irgi, biški, spėjai prikakoti jau belesdami į vidų. Tai biški iškrapštam. Opa, ir vėl. Op. Ir viskas. Dabar tik sėkmingai reikia opa padėti. Na va, maistukas yra. Vienas bėginėlis lėja. Ir dabar praktiškai reikia iš tikrųjų gal paimti ir paunyti vandenį. Jis vandenukas irgi jau bus nebelabai geras. Biškį atimu vandenį. Reikės bėgti dabar į viršų. Prisipilsiu naujus indelius vandens, kaip sakant, prasiskilausiu vidų. Tada, nu ką, jau prisipildžiau vandenuko. Va. Ir dabar labai gerai. Žiūrim, kur čia skylutė ta. Va čia. Ir taip. Opa. Ir viskas. Nu va, o dabar kviečiu pasižiūrėti, kaip ten, kokia padėtis pas juos viduje ir kaip jau jie atrodo trečioje paroje. Taigi, vandenukas pakeistas. Peliukai sau laksto. Maistas irgi pakeistas. Sėkmingai matot, kaip jie čia lesa savo patenkinti. Veiksmas vyksta. Va, dalis nori gerti. Tai bėga, patikrina, atsigeria šviežo vandens ir bėginėja savo toliau. Kaip matot, jau kakulių daugėja. Kaip ir minėjau, tinklelis biškitas 6 putės yra per siauras, tai yra per tankus. Tai kaip sakant, nėra visai idealus variantas, bet aišku, idealus variantas vien dėl to, kad nelaksto per didelę tarpo tą tinklelį, kai kojas gali prakristi. Tai va ten yra didesnė blogybė, nes pas mane apačioj padėtas metalinis, kuris yra 12,7 mm, tai tokie mažuliukam, teoriškai jie kaip ir gal sugebėtų bėgioti, bet jiem dar yra didelė rizika tada tokiu būdu išsisuk kojas ir panašiai. Tai aš kol kas savaitėlę 2 pabandysiu laikyti taip, kad, kaip sakant, juos apsaugot nuo galimų traumų ir panašiai. Aišku, iš patogumo požiūrio tai nėra patogu, nes, kaip minėjau, daugiau darbo, po to reikės po kelių dienų tą setelį valyti, kai jis dar stipriau užsineš, kaip ir sluoksnis kraiko. Su didesniu seteliu mažiau problemų būtų, tada tas kraikas prakristų ir viskas. Betgi žiūri visada, kad kiek įmanoma, kad būtų geriau kaip ir gyvūnam, paukščiam, negu savo pačiam. Bent jau kai toks kiekis nedidelis, tai tu gali suteikti kaip ir jiem didesnį komfortą. Aišku, kas ten užsiima tūkstančiais, turbūt nežaidžia ir jau komforto taip stipriai nebežiūri, o žiūri savo komfortą labiau negu paukščiukų. Nu, kaip. Nu, va, kaip ir minėjau, bet ir bus, kad riesta galvis, riesta kaklis vienas, jau ir gavo galą. Tiesiog, kadangi buvo suįgimta įda, negalėjo normaliai leisti, jam ta galva rietėsi, taip toliau, kaip ir minėjau, kad per kelias dienas jie dažniausiai gauna galą tokie, nes tiesiog nesugeba palesti, nesugeba pagerti, jie tam voliojasi atriestų kaklu ir viso, ir tu nieko jam iš tikrųjų padėti negali. Tai va, turim pirmąjį
pirmą nuostolį šiokį tokį, jeigu galima taip pavadinti. Nors aš, kaip sakant, jau iškart ir buvau praktiškai nurašęs. Tik tada jau natūraliai, kaip sakant, pačiam natūraliai savo, kaip sakant, mirtimi pabaigti gyvenimo. Nors, aišku, kitas iki pagalvoju, gal humaniška būtų tokius ir greičiau, kaip sakant, sutvarkyti. Nes vis tiek žinai, koks jų iš tikrųjų likimas bus per porą dienų. Taip pat. Bando kažką surasti, tyrinėja, dar kitas atėjo. Ir matom, kaip geria vandenuką tas. Antras gurkšnelis, trečias gurkšnelis, teisingai, gerk. Taigi, taip ir vyksta gyvenimas trečią parą. Kaip matot, piliukai auga, stiprėja, greitėja. Tikrai žuolumas jau skiriasi, kur, pavyzdžiui, pirmą dieną buvo. Aišku, kai kuriem ir šiandien praktiškai pirma tik para, kurios paskutinius dar ten porą atnešiau, o kitiem jau ir trečia para. Tai vat, aišku, tie, kur pirmesni, jie visi stipresni, viskas. O nuo ko priklauso vystymasis, tai tiesiog, kad kiaušiniai būna ne vienodo amžiaus, tai šviežesni kiaušiniai visada jie greičiau vystosi, geriau vystosi, o tokie, kur jau ilgiau, senesni, tai jie, aišku, perėsi truputėlį ilgiau. Ir to pasekoja taip ir gaunas, kadangi žmonės būna kitas, perimų visą savaitę laiko renka tos kiaušinius, tai vat, tie šviežiausi perėsi greičiau, geriau, o senesni truputėlį užtrunka ilgiau dažniausiai. Čia yra normalu, nieko nepadarysi.